Mes dabar mediką sudėjom. Reikės biškai priekį apsirinkti, šlangas sujungt, tada inteiką sujungsim. Ir tada kaip ir pirmą kūrimą tai pabandysim, gal bus be problemų, gal ne. Bus matyt. Domas kaip ir praeitą kartą išėjo, taip ir vėl ten sėdi, tvarko rankinį. Nes buvo baisiai prikepęs, kai nupirkom, tai iš vietos nejudėjo. Mes va garaže, pas mus kurmių invazija vyksta. Domas eis kardaną prisukinėt. Mechanikė su aušinimo skysčio šlangom užsiminėjo. Nesimato, kad atjungtas, bet nurodžiu. Darbai vyksta. Reikės šitas visas detalės plasmasiukus į priekį šiandien dar sudėt, pabandyti užkurt. Šitą reikia laužą visą šią seną variklį. Kaip sakė? Smile. Ауч, kurva, čia nahas, išjung. Kažkur masą, tu jau. Čia gal prislyčiu priekį. Nu, pizdu, bandyk, su. Tu biškį toliau. Va taip, iš pusės pasukimo padarėm. Gerai, vis dėlto kažką padarėm. Maladės. Kaip smirda? Tai aplink viskas dedė. Aš žinau, iš pusės pasukimo, blė. Sulaužiu kažką. Šitą atstatai, šitą šok. Šitą atstatai, šitą šok. Nu taip, kurva. Gerai rasiu galėjau. Gerai. Aš parodžiu. Nėra, kad reikia tiesiog prabūti. Dabar gal antiklius. Langas pamatė. Minkšta. Prie pat minkšta. Čia tai gamtos tarša.
Fotkinam pirtą. Žodžiu, susitvarkiau stalą. Čia padariau ten... Žodžiu, dabar viskas tvarkingiau ir lentyną vietos daug atsilaisvino. Žodžiu, keliam vėl mašiną, nes buvo prasivažiavimas taip praeitą savaitę. Tai supratom, kad kažkas rabinam, greičiausiai heat shieldas kardaną biškį, tada iš vienos vietos tepalo biškį lygina. Ir traukos nuo trečio bėgo kažkaip nebėra, tai eisim dabar apsimti šiom problemom, o domas, va kaip matom, arką pradėjo jau tvarkyti. Šitą gyvą, tai čia nieko nedarysim šitai arkai. O šitą arką biškį patvarkėm. Dabar reikės pradėti dar pašpakliuoti, tada nudažyti, nu žodžiu. Visas filmas. Ir va šitą ir. Aš va dabar lysiu po mašiną. Eisim heat shieldą prisukt normaliai, tada tepalą reikia žiūrėti iš kur varva. Ką darysi? Eisiu ar kažkokiu. Žodžiu, kažkas anksčiau labai tragiškai buvo sutvarkęs ir ten tiesiog nebuvo arkos formos, bet buvo tiesiog apvalu ir pradėjo vėl viskas būt. Tai aš tiesiog tvarkingiau perdarysiu. Arkų realiai netvarkysiu, bet tiesiog vizualiai geriau atrodys. Jos tokios nėra mirusios, bet tipo. Jau supūs. Tiesiog aš pertvarkysiu su epoksidiniu gruntu biškį, nu pačiau turėtų laikyti, nu mano vajus. Gal iki kito techo laikės. Saulytė šviečia, gražus oras. Su Fredžiu važiuojame į Anykščius, mes jau Anykščiuose, bet žodžiu, darbavomės prie Kem 6, paskambino mechanikė ir tiesiog galvos tarpinė pirda prapūtė, tai dabar atvažiavome į Anykščius su priekaba tiesiog jau susirinkti. Liuks. Tarpinė tau prapūtė, galvos. Tau galvos tarpinė prapūtė. Realiai? Jo, antifrizą prileido į sylą, man rodos. Asilas. Čia darai? Na, tu filmuoji. Kur renkies? Gerbas. Laimėjau, blėt. Iš 3? Ne. Atsiprašau. Pala, kas pirmas 3 surenka ar tiesiog... Kas pirmas 3 surenka, tas nešvyčia. Herbas. Nešpakliuoja. Ne, nejuokinga. Pizda. 3-0. Va. Žodžiu,
reportažas, nežinau, dabar gal biški prieš 12. Sėdu bachūriukai, nu gal šitos nerodysim, vos užpakliavo, nušveitės užpakliavo, žodžiu, Dar ne pabaiga, reikia dar pabaigti. žodžiu, padarė iki grunto viską, dabar gruntą užpūst, šitą, čia dar darbo biški yra. Va, tada, šitą pusę irgi, tada, žodžiu, vakuumus visus peržiūrėjau variklio, taip toliau, tai vieną vietą radau, kur nesivizuoju. Šiandien labai gražus pavasario oras jau. Aš dabar važiuoju pas Domo ir mechankę, paimsiu jos, dabar šiuo metu be 15:10, tada varysim į garažą. Tai kaip ir šiandien tie du bachūriukai turės paruošti dažymui realiai viską. Ir tada aš eisiu dar prie variklio prasikrapštysiu, nes traukos vis dar manau nėra ir tada reikės šiandien dar prasivažiuoti. Tai šiandienos planai tokie. Jo.